Vilniaus Gedimino technikos universitetas kartu su partneriais iš Latvijos, Estijos ir Norvegijos sukūrė internetinę industrinę platformą, skirtą realiu laiku stebėti elektrinius įrenginius bei nuotoliniu būdu atlikti jų diagnostiką. Platformai sukurti panaudoti dirbtinio intelekto modeliai, įgalinantys tikimybiškai numatyti, kada gali įvykti įrenginio gedimas. Šio projekto tikslas, kurį mes darome, yra sukurti internetinę industrinę platformą, skirtą stebėti ir atlikti diagnostiką elektrinių įrenginių. Esmė viso projekto tai, kad sukurti matematinius modelius, tų įrenginių skaitmeninius dvynius, kurie suteiktų mums daugiau informacijos ir leistų tuos įrenginius stebėti realiu laiku. Visiems šitiems darbams atlikti puikiai tinka panaudoti įvairūs dirbtinio intelekto modeliai, kurie leidžia iš sukauptų duomenų pasakyti tikimybiškai, kada gali įvykti gedimas. Yra atlikta per daug metų daug tyrimų, kokie gali būti tipiniai gedimai tam tikrų įrenginių. Ir žinant tuos gedimus, kokie gali būti gedimai, kokie gali būti duomenys, tarkime, temperatūros padidėjimas, vibracijų padidėjimas, sukimosi greitis pasikeičia. Jeigu temperatūra tiesiog užkylo didelė, tai mums iš karto aišku yra, ten nereikia dirbtinio intelekto, kad kažkas tai yra blogai, gal net yra gaisras. Tačiau yra tokių gedimų, kur, tarkime, nuo kelių parametrų priklauso ir kitimai gali būti per daug smulkus, kur žmogus jau gali nepastebėti. Ir dirbtinio intelekto didžiausias privalumas, kad jis būtent ir gali sakyti, kad kažkas tai čia yra negerai, kažkas tai yra neaišku, dar nėra gedimo, bet indikacijos jau atsiradusios. Jeigu mes, tarkime, galime numatyti po savaitės ar po mėnesio, kad gali įvykti gedimas, verslas, kuris aptarnauja šios elektros įrenginius, galėtų iš anksto planuotis priežiūros remonto darbus. Labai geras pavyzdys, tarkime, vėjo jėgainės jūroje. Tam, kad jas yra aptarnauti, reikia leisti specializuotą laivą ir tai yra didelės kuro labai sąnaudos. Tokiu būdu, jeigu yra žinoma, kaip konkrečiai ir kur konkrečiai reikėtų nuvykti ir kur remontą atlikti, yra sutaupomi milžiniškos išlaidos. Gali būti ir saulės jėgainės stebimos, saulės jėgainės, kas įdomu, gali būti stebimos ir naudojant vaizdo kameras, tai yra filmuojant ir, tarkim, stebėti, kiek apsineša dulkių ant saulės jėgainių, nes vėlgi nuo to priklausys, koks jų yra efektyvumas. Šis projektas turi bendrai 4 partnerių. Jų yra Latvijos Rygos technologijos universitetas, Talino technologijų universitetas Estijoje ir Norvegijos Agder universitetas. Veiklos yra paskirstytos pagal kiekvieno partnerio galimybės. Norvegijos partneriai daugiau dirba su elektros įrangos diagnostika. Estijos partneriai daugiau dirba su elektros variklių generatorių matematiniais modeliais, jų stebėsena. Latvijos partneriai daugiau dirba su galios elektronikos įranga, tai keitikliais, elektros keitikliais. Tai yra visuma, kuri leidžia, tarkime, elektrą generuoti, elektrą keisti mums tinkamą variantą. O mūsų jau darbas labiau yra susijęs su duomenų surinkimu ir jų apdorojimu. Inovacija skirta pirmoje eilėje verslui yra, nes verslas gautų didžiausią naudą iš šitos inovacijos, tačiau netiesiogiai tą naudą gautų ir vartotojai. Tai yra kokybiškesnės paslaugos, tarkime, elektros energijos nutrūkimo klausimų ir panašiai, nes jeigu verslas gali numatyti, kokios gali būti problemos, iššūkiai, jie gali anksčiau susitvarkyti. Kitas aspektas, kur pajaustų vartotojai, tai yra per kainą. Kadangi verslas galės sumažinti savo kaštus, kuo daugiau verslų tokių bus, jie tuomet tarpusavį konkuruos ir automatiškai pats vartotojas iš to laimės. Visas darbas tai yra naujų žinių rinkimas ir kūrimas. Tos žinios nuo pat pradžių yra skelbiamos viešai, yra straipsniuose, konferencijose skelbiama, todėl verslas gali pilnai jo naudotis, gali pas mus kreiptis ir mes juos konsultuotume, mes suteiktume jiems žinias, pagalbą, kuri leistų jiems įgyvendinti savo projektus, nuotoliniu būdu stebėti elektros įrangą ir atlikti preliminarią diagnostiką jų gedimo nustatymą.